Ar žinai, kad per 30 sekundžių gali rasti idėją savo verslui, kokį produktą gaminti ir ką žmonės pirks, ir tai yra visai nesudėtinga naudojantis ChatGPT. Pasistengsiu paprastai jums papasakoti, kaip sugeneruoti idėją su ChatGPT ir kaip naudotis gautais atsakymais tiems, kurie galbūt dar visai nedaug naudojate ChatGPT ir sunkiai sekasi su juo bendrauti. Šiandien aš jums pateiksiu suformuluotas kelias užklausas, su kuriomis lengvai gausite atsakymus apie verslo idėjas ir pabandysiu papasakoti, kaip toliau bendrauti su ChatGPT ir kaip gauti labai daug naudingos informacijos jūsų verslui. Pabandysiu pateikti paprastai keliais pavyzdžiais, kad galėtumėte ir pritaikyti savo asmeniškai pagal tai, kokią veiklą jūs vykdote. Kas svarbiausia generuojant verslo idėją ir bendraujant su ChatGPT? Išskyriau 3 punktus, kurie tiksliau leis sugeneruoti verslo idėją. Pirmiausia, apibrėžk tai, ką darai. Kuo tiksliau papasakosi, ką darai, tuo tikslesnį atsakymą ir daugiau idėjų gausi. Nenaudok gaminu, o naudok gaminu keramikos gaminius. Siuvu drabužius, siuvu rankines. Antras svarbus žingsnis yra nurodyti rinką. Jeigu nori gaminti Lietuvoje, tai ir užklausoje paminėk, kad Lietuvoje. Jeigu užsienyje, gali paminėti, kad esi platformoje konkrečiai, o gal tu nori prekiauti mugėse, tada tą informaciją taip pat turi pateikti užklausoje. Ir trečias nemažesnis žingsnis yra pateikti konkretų klausimą. Tarkim, tave domina verslo idėjos, kurios populiarios Lietuvoje, kurios gali nekonkuruoti su prekybos centrais, rankų darbo produktai ir panašiai. O gal tavo idėja yra personalizuoti gaminius? Tada gali užklausti konkrečiai, kad tau reikia personalizuotų produktų idėjos Lietuvoje. Kokios tos idėjos yra populiarios Lietuvoje, kokios idėjos populiarios Etsyje ar užsienyje. Remiantis šiais 3 punktais gali gauti labai daug informacijos, ne tik sukuriant idėjas, bet ir kaip jas toliau vystyti. Kadangi mano verslas yra susijęs su siuvimu, tai pirmiausia pateiksiu pavyzdį su šia sritim, o antrą pavyzdį pabandysiu pateikti su verslu, kurio visiškai nežinau. Pabandysiu parodyti, kaip aš dirbu su ChatGPT, galbūt kažkurios idėjos jums patiks ir galėsite panaudoti jūs. Keliaujam į ChatGPT ir pasižiūrėsim, kokias idėjas gali sugeneruoti ChatGPT 3 skirtingom rinkom. Tai kiekvienai rinkai aš naudosiu atskirus ChatGPT langus. Pagal mūsų žingsnių planą pirmiausia turime apibrėžti, ką mes darome. Tai šiuo konkrečiu atveju aš rašau: moku siūti ir turiu paprastą siuvimo mašiną. Šiuo atveju dar aš aprašyčiau šiek tiek daugiau, galbūt turiu overlocką, galbūt turiu dar kažkokią specifinę siuvimo mašiną, arba galbūt aš net kažką gaminu konkrečiai, tarkim, siuvu drabužius ar krepšius. Kuo tikslesnė ir konkretesnė informacija bus, tuo tikslesnės idėjas jūs gausite. Pabandom pateikti šią užklausą, kuri apibrėžia, ką darai, apibrėžia rinką ir apibrėžia konkretų klausimą. Moku siūti ir turiu paprastą siuvimo mašiną. Ieškau rankų darbo produkto, kurį galėčiau parduoti Lietuvoje. Nenoriu, kad konkuruotų su prekybos centrais. Noriu išsiskirti idėją. Ką gali pasiūlyti? Ši užklausa yra konkrečiai orientuota į Lietuvos rinką ir pasižiūrim, kągi mums ChatGPT sugeneruoja. Gauname šiuos atsakymus: individualizuoti maišeliai, pirkinių krepšeliai, natūralių audinių kūdikių prekių linija, rankų darbo meditacijos, jogos pagalvėlės, lovos ar sofos dekoratyvinės detalės ir taip toliau. Gauname 7 idėjas, kurias galime panaudoti Lietuvoje. Pabandom nukopijuoti, atsidaryti naują langą ir pasižiūrėti, kokius atsakymus gautumėm su ta pačia užklausa, bet jau Etsy platformai. Vietoj Lietuvoje tiesiog įklijuojame Etsy platformai. Jau gauname šiek tiek kitas idėjas. Tai yra tvarūs daugkartinio naudojimo produktai, personalizuoti daiktai vaikams, estetiniai interjero akcentai. Štai kiek daug idėjų gali gauti
Etsy parduotuviai, kokius produktus gali gaminti. Ir pastebime, kad tie atsakymai tikrai skiriasi. Vadinasi, kaip suformuluosi užklausą, tokį rezultatą ir gausi. Ir galime trečią užklausą suformuluoti, tarkim, kad norime parduoti moterims. Galbūt mums labiau patinka siūti moteriškus produktus. Tai vietoj Etsy platformai galime pabandyti įvesti žodį moterims. Žiūrim, ką dabar ChatGPT siūlo. Emocinis tekstilės aksesuaras, stilingi kosmetiniai, daugkartiniai maišeliai, kaina, netgi kodėl parašo, taip? Meditaciniai atsipalaidavimai, akių pagalvėlės iš lino su levandomis. Kas tai, kodėl išskirtinis, galima personalizuoti. Meninės prijuostės moterims, vėlgi, kas tai, kodėl išskirtinis. Jeigu matote, kad jums netinka nei vienas variantas, galite dar tikslinti užklausą, taip? Galbūt tave domina drabužiai moterims konkrečiai. Tada gali tikslinti užklausą. Ar galėtum pateikti idėjas moteriškiems drabužiams? Tada gauni idėjas moteriškiem drabužiams. Lininės ar medvilninės tunikos, transformuojamas sijonas suknelė, kapsuliniai kimono stiliaus švarkeliai, ploni gražus įvairių ilgių kimono stiliaus drabužiai, moteriški marškiniai. Vėlgi gali užklausti, kokie produktai būtų populiarūs ir perkami Lietuvoje arba Etsyje. Arba šią informaciją galėjai įkelti į pačią pirminę užklausą, kur formulavai moterims. Dar papildomai gali parašyti Etsy rinkai arba Lietuvos rinkai. Tada gausi dar tikslesnės idėjas aktualias būtent tau. Pabandom kitą pavyzdį, tarkim, su žvakėmis. Kaip suformuluoti užklausą? Atsidarom naują ChatGPT langą ir galime netgi nukopijuoti aną užklausą ir vietoj moku siūti įrašome: noriu pradėti verslą iš namų, galiu gaminti žvakes. Šioje vietoje turėtume dar daugiau aprašyti, kadangi aš apie žvakes nelabai kažką galiu pakomentuoti, tai galbūt jūs ten gaminate tam tikros medžiagos žvakes. Nežinau, iš ko jos ten tiksliai gaminasi, bet kuo daugiau nurodysite, ką galite padaryti, tuo tikslesnės idėjas gausite. Šiuo atveju aš tiesiog parašau paprastai ir toliau palieku tą patį tekstą, kad ieškau rankų darbo produktų, kurį galėčiau parduoti, tarkim, Lietuvoje. Tolimesnis sakinys tas pats, kad noriu, kad nekonkuruotų ir ką galėtum pasiūlyti. Žiūrime, kokias idėjas sugeneruoja šiuo atveju. Išskirtinė žvakių idėja. Žvakė su istorija ir emocija. Kiekviena žvakė su trumpa istorija ir žinute. Pateikia net tas žinutes. Žvakė su natūraliais lietuviškais ingredientais. Dar pateikia alternatyvus rankų darbo produktai, kvapos vaško plytelės, aromaterinės dovanų dėžutės, dar papildomas idėjas, kurias galite kurti. Pabandom tą pačią užklausą paklausti Etsyje. Nukopijuojam ir kurį galėčiau parduoti Etsy. Pateiktos idėjos, kurios gali būti pritaikytos Etsy platformai. Žvakės pagal horoskopą, terapinės ar ritualinės žvakės ir taip toliau. Patarimai, ką dar svarbu apsvarstyti, kokybiškos nuotraukos, prasiūlyti strategiją, kaip pradėti ir taip toliau. Ar matote, kad ši užklausa gali jums padėti netgi su visu verslo planu? Kokie mano patarimai būtų toliau vystant ChatGPT pokalbį? Aš visada nusikopijuoju man svarbią informaciją į atskirą Word lapą, nes toliau šitam ChatGPT lange tiesiog būna labai daug teksto ir sunku surasti tau svarbią informaciją. Tad įkeliu šias idėjas į Wordą ir kurios man nereikalingos, tiesiog galbūt jas net pašalinu. Jeigu, tarkim, perdirbtų indų, senienų, žvakės, šito nenaudosiu, man šios informacijos nereikia, aš jos Worde nepasilieku. Vėliau galėsiu sugrįžti prie gerų idėjų, jas nukopijuoti ir įkelti į pokalbį ir gauti dar daugiau informacijos apie šią idėją. Labai svarbu įkelti idėją į tą patį pokalbį, kuriame nuo pat pradžių pradėjai kalbėti apie šias idėjas. Pasižiūrime, ką ChatGPT sugeneruoja, kai įkeliu nukopijuotą man patinkančią idėją. Įkėliau žvakės idėją pagal horoskopą.
Štai kokius pasiūlymus gauname iš ChatGPT. Svarbu užtikrinti, kad kiekvienas ženklas turėtų būdingą kvapą, spalvą, kristalą, aprašymą, pavyzdinė struktūra, kvapas, pavadinimas, spalva, kristalas. Ir vėl ChatGPT pasiūlo, ką gali tau paruošti. Klausimus taip pat nusikopijuoju į Wordą. Taip tiesiog lengviau grįžti prie klausimo. ChatGPT uždavinėju po vieną klausimą, todėl nusikopijuoju ChatGPT visus pasiūlymus, įsikeliu į Wordą ir tiesiog po to po vieną kopijuoju ir keliu į pokalbį. Pabandom su pirma užduotimi, kiekvienam ženklui atitinkantis kvapas, spalva ir kristalai. Nukopijuoju ir keliu į pokalbį. Štai gaunu vėl atsakymus, netgi lentelės forma, su idėjomis, kvapas, netgi surašo, kokie kvapai gali būti naudojami, kristalas, vėl pasiūlymai. Galime sugrįžti vėl į Wordo nukopijuotas užduotis, nukopijuoti, kad norime astrologinio aprašymo, pasižiūrime, ką ChatGPT čia mums pateikia, sukuria jau net aprašymą. Žinoma, čia yra tik tai bendrinis aprašymas, produkto aprašymams rekomenduoju naudoti visiškai naują langą, jau su konkrečiom užklausom pilnom planuoju padaryti atskirą video, nes produkto aprašymas yra labai plati tema, tai nėra labai paprasta gauti gerą SEO atitinkantį aprašymą. Gerų aprašymų užklausų generavimas reikalauja šiek tiek laiko ir žinių. Kai prieisiu prie šios temos, pabandysiu taip pat jums padaryti video, kaip konkrečiai pasidaryti geresnius produkto aprašymus. Šiuo atveju jūs gaunate tiesiog pradinę informaciją, kokios jums gali reikėti kurti idėjai, tad jūs turėsite bazę, nuo ko pradėti. Ir vėliau galėsite pokalbį tiesiog praplėsti ir jau žinosite, kokios informacijos jums gali reikėti papildomai. Matome, kad ChatGPT ne tik sugeneruoja idėjas, bet ir toliau pateikia, kaip tas idėjas realizuoti. Svarbiausia yra mokėti paklausti ir tinkamai suformuluoti užklausą. Atsimink, kad ChatGPT ne burtininkas ir jis tavo minčių neskaito, todėl tu jam turi pateikti kuo daugiau informacijos ir paklausti tiksliai, kas tau rūpi. Kuo konkretesnis būsi, tuo gausi tikslesnį atsakymą. Labai tikiuosi, kad šis video bus tau naudingas. Nebijok bandyti, klausk, kuo daugiau pateiksi užklausų, kuo daugiau bandysi, tuo geresnius atsakymus gausi. Jeigu nori gauti šiame video pateiktų užklausų sąrašą, palikau nuorodą aprašyme, ją galėsi atsisiųsti, nusikopijuoti užklausą ir pritaikyti savo verslui. Taip pat ten palikau dar kitų užklausų, kurios gali būti svarbios pradedant verslą. Netingėk, nukopijuok, įsikelk į ChatGPT, pasižiūrėk, kokius atsakymus gauni, pasibandyk užklausti savo klausimų, nepamiršk prenumeruoti Galiu pati YouTube kanalo, paspausk širdelę, palaikyk. Jeigu turi klausimų, komentuok, visada stengsiuos atsakyti. Ačiū, kad buvai su manimi ir susitiksime kituose video. Iki.